kur bėga šešupė, kur Nemunas teka. Tai mūsų tėvynė, graži Lietuva, ten broliai artuoja, lietuviškai šneka. Ten skamba po kaimus birutės daina, kur austa žemčiūgai, kur rūtos žaliuoja. Ir mūsų sesučių dabina kasas, kur sode raiboja, gegutė kukuoja. Ten mūsų sodybas keleivis atras. O Lietuva, Lietuva, būk per amžius laisva. O Lietuva, Lietuva, būk per amžius laisva. Čia Vytautas dėdis garsiai viešpatavo. Tie žalgirių priešus nuveikęs piktus. Čia bočiai už laisvę tiek amžių kariavo. Čia mūsų tėvynė ir buvo ir bus. O Lietuva, Lietuva, būk per amžius laisva. O Lietuva, Lietuva, būk per amžius laisva. Apsaugok aukščiausias tą mylimą šalį, kur mūsų sodybos, kur bočių kapai. Juk tėviška tavo malonė daug gali. Mes tavo per amžius suvargę vaikai. Lietuva, Lietuva, būk per amžius laisva. O 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 Lietuva, Lietuva, būk per amžius laisva. Nesuvokia, kaip labai išaukštinamus šituo žodžiu. Dar gyvi tie senoliai, kurie atsimena, kur buvo sumetami Lietuvos partizanai, kur būdavo metami išniekinti jų kūnai, kur gulėjo Lietuvos sąžinė ir garbė, jinai gulėjo patvoriuose. Iš patvorių dabar jinai ir keliasi. Tada jų buvo nedaug. Tada jų buvo nedaug.
Ir mes turėjome laukti savo laisvę 60 metų. Dabar mūsų kur kas daugiau ir mes taip ilgai tikrai nekentėsime. Gali kilti klausimas, kodėl mes atėjome čia ir kalbame būtent čia. Ogi mes atėjom čia, nes daugiau nėra kur Lietuvoje eiti. Premjeras per savo patarėją pasakė, kad jisai, nesikeiksiu rusiškai, deda ant visų mergaičių ir ant žmonių. Galėtume eiti į Seimą, kurį mes patys išrinkome, bet ten Seimui pirmininkauja moteris, kuri taip dažnai keičia kaukės ir savo kalbas, kad tu nesupranti, kuris veidas tikras, o kuris ne, į kurį veidą mes turėtume kreiptis. Ir dėl to mes esame čia. Mes tiesiog neturime pasirinkimo. Prezidente, mes balsavome už jūs, pasitikėjome jumis, nes tuomet daug ką mūsų akis matė visiškai vienodai. Mes matėme ir jūs ir mes įsigalėjusias tamsias grupuotės griaunančias valstybę. Mes matėme mafiją teisėsaugoje. Mes matėm nusikaltėlišką nebaudžiamumą. Mes matėme politikų asmeninę neatsakomybę. Matė jūsų akis ir matė mūsų akis. Bet dabar atėjo laikas, kuomet mums reikia pasitikrinti regėjimą. Nes dabar, žvelgdami į tuos pačius dalykus, mes, tai yra jūs ir mes, matome skirtingą vaizdą. Apie kitus aš nešneku. Jie nei žiūri, nei mato. Jie laukia rinkimų ir naujų juodų projektų. Ir šiandieną mums labai svarbu įsiaiškinti, kieno akis mato klaidingą vaizdą, o galbūt kažkieno akis yra visiškai užmerktos. Aš paminėsiu tik tai porą atvejų, kuomet mūsų akis rodė skirtingą vaizdą. Štai mes matėme, kaip galimas nusikaltėlis, advokatas Černiauskas, fiziškai ir morališkai visų akivaizdoje prievartauja vaiką. Tas žmogys tai iki šiol nesuimtas. O ką matėte jūs, prezidente? Mes matėme, kaip vaiko teisių apsaugos kontrolierė gyrėsi, jog verkė iš džiaugsmo matydama prievartaujamą vaiką. Jai negėda, jai reikia medicininės pagalbos. Tai yra vargšas žmogus, bet kažkodėl šita neadekvačiai reaguojanti moteris iki šiol vaidina, kad gina vaiko teisės Lietuvoje. Juk jai pasitenkinimą teikia vaiko kančia, o ne vaiko laimė. Prezidente, taip matėme mes. O ką Žiobienėje matote jūs? Ne, Žiobienė yra palaikoma. Žiobienė ne pati ten atėjo, ne pati iš ten turi ir išeiti. Jai turi būti suteikta psichologinė pagalba. Mes matėme, kaip arogantiškas, demonstruojantis panieką žmonėms Aukščiausiojo teismo pirmininkas Kryževičius viešai visų akivaizdoj televizijoje žemino, įžeidinėjo ir pravardžiavo teisėjo imunitetą turintį asmenį. Ir iki šiol jis nėra teisiamas teisėjų garbės teisme. Aišku, ten nėra ko teisti, nes garbės nerasta. Bet vis dėlto, prezidente, gal jame garbei žiūrite jūs, juk jūs jį skyrėte. Prezidente, mes matėme, kai buvęs generalinio prokuroro pavaduotojas apkaltino jūsų prezidentę patarėją atvirų melų. Tas melas turėjo baisių pasekmių. Galimai jisai jūs suklaidino. Prezidente, tas pareiškimas, kad jūsų patarėjas melagis liko niekaip neįvertintas, bet juk susikoliojo ne du girti kaimo bernai. Du aukštas pareigas užimantis vyrai melavo valstybė ir jo žmonėm. Kodėl jie laisvi? Kodėl vienas iš jų šalia jūsų? Ir vėl mes norim paklausti, galbūt mes klystam, bet mes matėme šitaip. O kaip, prezidente, matėte jūs? Mes matome, ir tai skaudžiausia, tarkime, asmeniškai man.
Aš jumis pasitikėjau taip, kaip negalima pasitikėti oficialiais jokiais žmonėm, aš suprantu, aš emocionali. Prezidente, aš mylėjau jūs, negalima mylėti politikų. Prezidente, kodėl šiandieną visi tie, kurie jūs keikė, niekino, pravardžiavo bobomis, kurie rašė apie jūs šlikštynės? Prezidente, kodėl jie jūs giria? Prezidente, kodėl jie su jumis? Prezidente, mes dar tikime jumis, bet apie tų niekšų meilę, ką manote jūs? Mes matome, kad mūsų teisingumo siekiančių žmonių rankomis bandoma susidoroti su jumis. Kreivieji prigamins Lietuvai sąžinės kalinių. Pirmoji Venckienė, antroji Rūta Janutienė, kas trečias, kas ketvirtas, lavonų jau buvo Pociūnas, buvo atleistų ir paniekintų pareigūnų. Prezidente, jūs norite būti sąžinės kalinių šalies prezidente? Ką manote apie tai jūs? Prezidente, mes dar vis tikime jumis, prezidente, nebijokite savo žmonių. Tik mes galime jūs apginti. Mes, o ne tie, kurie palaižūnai, kurie meluoja, kurie išduos, kai tik tai kitas dosniau sumokės. Didžiulis pasitikėjimas, kokį jautėme jumis, kai jis išduodamas, virsta didžiulę panieką. Išvenkite to, prezidente, tai nepavydėtinas likimas. Jei pasirinksite būti mūsų žmonių prezidente ir teisingumo prezidente, galite nukentėti nuo teisės fariziejų. Galite, nes jau ne vienas paprastas žmogus nuo jų nukentėjo. Bet kaip rodo prieš 2000 metų vykusi istorija, tas, kuris buvo nukryžiuotas už teisybę, tas liko garbėje ir šviesoje. Ir 2000 metų nenusiplauna gėdos dėmės tas, kuris nusiplovė rankas. Ką jūs renkatės, prezidente? O dabar žodis mums, abejingų ir bijančių, tiesiog atsargių, tiesiog saugojančių savo vaikus. Visais amžiais buvo daugiau negu tų, kurie ieškojo ir siekė tiesos. Visais laikais teisingieji buvo žeminami, apkalbami, niekinami, naikinami ir žudomi, bet šventaisiais paskelbiami po mirties. Bet kaip maža liepsnelė įveikia didžiulę tamsą, taip ir teisingieji ne sau daro. Tai, ką jie padaro, jie visiems, ir bailiems, ir abejingiems, ir priešiškai nusiteikusiems padaro. Pokario patvoriuose amžinai garbiai sumesti partizanai. Jie sugulė ten tam, kad mes galėtume kurti Lietuvą. Kurti, o ne griauti. Prezidente, kas šiandieną griauna Lietuvą? Mes ar tie, kurie vykdo neteisingumą?